Tai kaip pripratinti jauną šuniuką arba kačiuką prie šukavimo? Ši procedūra dažnai būna labai nemaloni ir žmonės pradeda šunis ir kačiukus šukuoti jau kai ateina į kirpyklą. Tačiau šuniukus ir kačiukus reikia mokintis šukuoti nuo pat jaunystės. Ir tam reikia patogaus minkšto šepečio, kuris būtų labai minkštas, labai lengvas, gyvūnas nejaustų jokio diskomforto, jokio piešimo ir lygiai taip pat čia padeda mums dažnai skanukai. Tai reiškia, pašukuojam ir sakom šaunuolis ir vėl pašukuojam, pagiriam šaunuolis, šaunuolis ir duodam skanuką. Jeigu šuniukui nedrąsu stovėti ant stalo, šukavimo procedūrą galima pradėti ant žemės, ant sofos, ten, kur būtų komfortabilu ir jums, ir jūsų gyvūnui. Tai vėl pašukuojame ir duodam skanelį. Geras tu šaunuolis, tu šaunuolis. Ir reikia mokinti lygiai taip pat, atsigult ant nugaros ir kad leistų šukuojamas. Šuo turi bet kokiu atveju suprasti, kad šeimininkas turi pilną teisę vadovauti šuniui ir klausyti. Tai tokie dalykai yra daromi nuo pat mažens su specialiu šepečiu ir tiesiog tai daryti 2-3 kartus per savaitę. Įpras šuniukas ir jam bus netgi malonumas bendrauti su savo šeimininku.